Birželio 14 dieną, sekmadienį, Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos kieme, dėka socialinės programos Krepšinio gale, kurią Lietuvoje vykdo Sostinės krepšinio mokykla, buvo atidaryta renovuota krepšinio aikštelė. Ši NBA lauko aikštelė tapo moderniausia Vilniaus mieste. Buvęs garsus krepšininkas Valdemaras Chomičius simboliniu metimu atidarė naująją NBA lauko aikštelę. NBA atstovas Neilas Meyersas vaikams pravedė įdomią ir daug jėgų reikalaujančią treniruotę. Renginyje apsilankė ir beveik 200 vaikų iš socialinės rizikos šeimų. Už komandinės estafetes bei komandų prisistatymus apdovanojo krepšininkas Jonas Valančiūnas. Toronto Raptors žaidžiančiam krepšininkui teko ir išbandyti naująją aikštelę. Jonui iššūkį metė vienas iš aikštelės savininkų Kazickių fondo atstovas Peter Kazickas. Šioje dvikovoje krepšys paklusnesnis buvo Jonui Valančiūnui. Krepšininkas triuškinančiai palaužė savo oponentą. Encino?